Badauskai Elektra toliau vagia, toliau šildosi ir toliau užsiema savo bitkoinų kriptovaliutą. 252 įrenginiai. Prieš keletą dienų 209 įrenginiai. Klaidinami rodmenys, sustabdomi skaičiukai, šildosi 2 namus. Pagalbinis namas visiškai 14 metų nei kartų nebuvo kūrentas, tą gali net kaminą patikrinus nustatyti. Visados buvo šildomasi elektra. Antras aukštas namo taip pat. Galima paskaičiuoti net dujų ir elektros sunaudojimą. Žmonės turėdami kaitlintės, orkaitės, siurblius, užsimdami buhalteriją dvigubą, kuri yra pas manęs įkelta ir mano ir vaikų kompiuterius ir telefonus. Pas manęs yra sudėti piršto antspaudai, ką programėlė įrodo, kad yra užšifruota. Naudoju užblokavo Bluetooth'ą ir Wi-Fi. Šitų programėlių negalime atjungti, palyginus kitą naują tokią patį renginį, kuris yra valdomas visiškai. Mano įrenginėje šitos programos yra nebevaldomos, nes Badauskai užblokavo. 5 įrenginiai pastoviai pas manis prisijungė, iš viso 10 įrenginių. Vakar 9, 10, buvo iki 5 vėl nukriti ir vėl prisijungė įrenginius. Elektra yra vagiamas, įrašai stabdomi, klaidinami. Tai daro Badauskai ir Ernestas Badauskas renginių vedėjas gali būti kaip tarpininkas surasti naujiems klientams. Ką matom iš visų įvykių. Įsilaužė į serverius, užtenka turėti jiems tik telefono ir elektroninį paštą, kad galėtų įsilaužti, valdyti, pakeisti duomenis. Ką matom iš ESO net rodmenų 2008-2009 metų, kad yra suklaidinti duomenis, kuriuos atspausdina ir pateikia valstybės reguliavimo energetikos tarnybai, ką priešingai rodo mano jau sumokėti pinigai 2009 metų vedamuose užrašuose ir išlikusios sąskaitos, kad yra klaidinami iki šiol. Žmonės yra sakymai apgaudinėjami, apvaginėjami, siuntinėjamos žinutės. Tai daro per mūsų įrenginius. Pasinaudodami vaikų teisėmis Badauskienė, žinomais ne už ačiū, šitokių darbų niekas neatlieka už ačiū, Badauskienė papirkusi, trukdė įsidarbinti ir tik tai išaiškėjo jau eglutės darželį ir dabar bandant į slaugos darbus įsidarbinti, kur buvau jau apiforminta, užpildytos visos paraiškas, kai tą pačią minutę buvau už keletas valandų jau atleista, nebepriimta. Badauskienė papirkinėja, įtakoja žmonės. Jei jie bando mane taip įgąsdinti, Badauskienė labai klysta, nes kuo daugiau daro nusikaltimų, tuo daugiau yra įrodymų ir tuo daugiau tampa liudininkų. Aš rankų tikrai nežadu nuleisti, manęs neišgąsdinsit, iškrypelių gauja, ubagė vargšė, nes Badauskai yra vargšai ir ligoni šizofrenikai. Galvodami, kad prožektorius rankose turimas, sakė, kad parodymuose, kad su šuniuku vaikščiojo, tai dar yra įrodymas, kad Badauskienė psichiniai sutrikimai yra. Jei prožektorių rankoje turėdama ir šviesdama, sako, kad vaikšto su šuniuku. Jei Badauskienė atrodo, kad gali įsilaužti su Badauskai mano namus ir valdyti, pasiimti maistą, net žuveles iš akvariumo, halogenus, gulščiukus, dar bulvių pasirinkti. Jei jai tai atrodo normalu, tai jinai klysta, jinai serga šizofrenija, tai yra ne jos valdas, tai yra mano nuosavybė. Ir Badauskienė bus tikrai padarysiu viską, jeigu reikės iki Amerikos daeisiu, bet ši gauja bus tikrai sulaikyta. Manęs Badauskai jūs neišgąsdinsit. Jums teks mane nužudyti, nužudžius vis tiek. Pas jūs namuose katilai skraidys, neduosiu ramybės, tol kol neįvyks teisingumas. Manęs neišgąsdinsi. Dar kartą pasakau, nei kliedesiai, nei kitom ligom mane apkaltinti, manęs neišgąsdinsit. Jūs žmogžudžiai ir vagis. Iškrypėliai, žmogžudžiai ir vagis, kurie papirkinėdami tarnautojus vykdo toliau nusikaltimus. Tai sužinos tikrai viską padarysiu, kad ir blokuosit įrašus, bus pirkti telefonai, bus naujai padarytos paskyros ir bus viskas išplatinta.